Bendravimas forume TwinSpace. Atidarome TwinSpace puslapį, pasirenkame savo projektą. Atsidarius langui viršuje matome užrašą forumai, atverkime. Kairėje piktograma I rodo paaiškinamąjį užrašą. Forumai yra matomi tik šio TwinSpace nariams. Mokytojai administratoriai gali kurti skirtingus forumus. Spustelėkime ant užrašo pridėti forumą ir sukurkime. Atsidaro informacinis langas, kuriame galime įrašyti norimą forumo pavadinimą bei aprašymą. Įrašykime arba atšaukime. Jei norime įrašyti papildomos informacijos ar ištaisyti padarytas rašybos klaidas, spauskime ant užrašo redaguoti. Pataisę įrašome arba atšaukiame. Mokytojai nariai ir mokiniai administratoriai gali kurti temas. Spustelėkime ant forumo temos pavadinimo ir atsidarius langui matome užrašą kurti temą. Dar kartą spustelėkime ir atsiveria informacinis langas, kuriame galime kurti temos pavadinimą bei rašyti žinutę pasinaudodami įvairių įrankių pagalba. Galime naudoti šrifto stilių, formatą, šriftą, šrifto dydį, taip pat įterpti lentelę, nuorodą ar iš skyrelio medžiaga, failą, vaizdo įrašą ar nuotrauką. Įterpkime. Įterpiame į žinutę nuotrauką. Galime ją įrašyti arba atšaukti. Atšaukime. Grįžkime atgal į forumus. Galime forumus archyvuoti. Spustelėkime ant užrašo archyvuoti forumą. Ta pati archyvuotą forumą taip pat galime pasižiūrėti. Matome, kad jis yra archyvų sąraše, tačiau mes jį taip pat galime atkurti iš archyvo. Spustelėkime ant užrašo atkurti forumą iš archyvo ir mes jį vėl turėsime pagrindinėme lange. Gero darbo!